Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas. Šiandien mes pasigaminsime kavos skonio skrebutį. Pradžiai pasigaminsime masę. Kiaušinius išplakame, į plakinį pilame kavą. Taip pat mūsų plakinių reikės ir grietinėlės. Imame brioche duonelę. Į keptuvę dedame sviestą. Sviestas įsilydė ir paskrūdo. Bereikia tik tai įsikepti mūsų skrebučius. Tai skrebučius duoną merkime į plakinį lengvai, mes ją nuvarviname, dedame į keptuvę. Mūsų skrebučiai kepa. Ką mes padarysime dabar, tai įsiplaksime grietinėlę. Na čia atėjo laikas ir pasportuoti. Grietinėlę plakame iki standumo. Kaip patikrinti, ar grietinėlė gerai išplakta? Tiesiog užsidėti virš galvos ir palaikyti šiek tiek. Skrebutis iškepęs, tai belieka jį įsidėti į lėkštę. Keli šaukštai grietinėlės. Grietinėlė tirpsta, tad skubėkime valgyti skrebučius. Iki kitų susitikimų, šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.